Tai esam mes Skrolsvik Fort. Čia yra toksai fortas, tos patrankos, kurį jūra šaudė. Tai, čia būtka tiesiog šičia, bet dabar einam pas patrankas. Čia šiaip yra labai daug visko, čia yra didžiulis toksai kompleksas. Tai mes dabar pabiškai viską landžiojam ir tyrinėjam. Viduje taip. Bet neatrodo, kad čia būtų labai seniai tvirtinimai. Jau vien plytos kokios. Durų rankenos va. Pačios duris. Šiaip viskas kol kas gan modernu atrodo. O pagal teisybę tai čia viskas nuo Antrojo pasaulinio karo laikų likę. Bet galbūt čia kažkoks labai geras ir ten prabangus kokybiškas skaitėsi fortas. Labai fainai, kad čia norvegai nededa visokį ten, oi draudžiama, oi čia pašalinius sušaudysim ir panašiai. O tiesiog parašo, eik savo nuožiūrą, tipo pats atsakingas ir viskas. Ir savo gali vaikščiot savo ramiai. Nieks nei pyksta, nei ką. Be mūsų, šiaip čia yra daug labai žmonių atvažiavę irgi vaikšto. Vieta pasirodo populiaresnė, nei kad aš tikėjausi. Čia kažkokia valgykla buvus. Turbūt gamindavo maistą kokį. Vidury. Ir čia yra žemėlapis. Pavyzdžiui, yra Harstad. Harstad tai yra karinė bazė dar iki šiol veikianti. Senija Skrolsvik. Tai čia mes ir esam dabar. O čia Senijos kontūrai pažymėti. Panašu, kad dar galbūt visai nesenai čia kažkas funkcionavo.
Nu gerai, varom toliau, štekščiai. Nieko gera, bet įdomu. O, čia trumpam užbėgsim, kažkas jau buvo. Jau kaip ir dėčius į kuprinę, yra dvi bėdos. Jisai su sprogdikliu. Sprogdiklis yra čia, va, jisai užsisuka, va, toksai va čia, va. Taip, va. Čia ir silė. Tai čia yra bėda numeris 1, dėl ko nevažiuoja į kolekciją į namus. Bėda numeris 2. Tai kad sprogdiklis jau susispaudęs yra. Ir tipo šitą jau turėjo sprogti, bet jinai nesprogo. Dar nesprogo. Gal ir nesprogs. O kita yra čia, kurios aš iš pradžių nepastebėjau. Lygiai taip pat, vat. Bet gal jinai tuščia? Jinai tuščia. Nu, aš nesu čia tokių ekspertas. Manau, galim pasistatyti šitą kojom į viršų ir apžiūrėti detaliau. Nu jo, čia yra visa... Nu, sprogdiklio kaip ir nėra, bet yra su visa ta sprogstama medžiaga viduj. Tai... Nu vis tiek aš negaliu nufilmuoti, kad aš ją pasiemu pas save į kiemą pasidėti. Tai aš neimu šitų, vaikai neimkit, ne. Aliuminės duris. O, gerai. Eik, kai dydžio šakis. Eik, tu sau, čia galima išeiti. Čia galima išlyst. Kai didumo. Eik, tu dar čia kažkur galima varyti. Vietos tai žiauriai ankšta, kaip ančiukas vaikštau. Bet aš jau net nebesuprantu, kur aš einu, jau visai pasiklydau. O, 5 šaudymo pozicija. Eina savo kokią gerumo vietą. Patrank. Kažkoks duslintuvas ar kas? Eik savo. Kai. Eik. Čia rimtai. Bet parašyta norvegiškai. O patranka pati tai yra vokiška.
kai vokiečiai atsitraukinėjo, tas visas patrankas paliko ir norvegai jas perėmė. Čia vat yra aukštyn žemyn. Ir čia yra suoliukas atsisėdimui. Ai, čia vat taikiklis turbūt bus čia kažkaip. Čia žiūrėdavo į šitą ir taikydamas. Durys užvirintas. Na vat. Ar reikėjo čia užvirintas? Ir neįnudara. Tai čia yra pati pirma, o iš viso yra 4. Yra užrakinta. Jaučiu, jeigu atrakintum, tai netgi dar viskas ir veiktų. Nes visai neblogos būklės atrodo. Nei labai surūdyje, nei ką. Čia kažkas elektronikos dar buvo visokio. Laidų visokio va. Likę. Geras. Šiaip galiu pasakyti, labai patogus įsėsti yra. Labai komfortiška, turėjo gerai šaudytis. Ten vat yra kojom tokie vat padaryti. Rankenos čia va, viską va. Gerai, tvirtai galima suimti. Sunku nupasakoti dydį visos infrastruktūros. Čia visame kalne, visur pilna sandėliukų, namukų kažkokių. Pamatų visokių senų likę beprotiškai daug, visko yra čia. Belė kiek viską, aš garantuoju, kad po manim yra kažkas. Ir, nu jo, gal biškį parežisavau. Ventiliacija, patekimas. Ir čia matosi, pamatas eina po visais kalnais. Tenai toliau, ten irgi matosi kampas kažkoksai. Čia įlindimai, tenai namukai kažkokie. O norėjau tiesiog jums parodyti mariną. Čia yra šitą kaimą, pamiršau pavadinimą, marina. Tokia vat labai paprasta. Vienas molas. Bet kad ir kokia jinai bebūtų, čia galima atplaukti, susimokėti ten kažkiek už tą mariną ir stovėti. Tenais yra namukai. Galima išnuomoti tą namelį ir čia pabūt atplaukus su laivu. O, geras, dar čia yra. Net nemačiau. Eik tu savo, visur čia. Pilnas kalnas, visko. Ai, bet čia vat užrakinta ir spyna uždėta. Mes čia pabūsim trumpai. Valandą, 2 ir viskas. Bet norint viską čia ištyrinėti, realiai čia reiktų visą dieną tvaryti. Patys geriausi momentai, kai ateini, pamatai spyną kabo ir galvoji atsidarysi duris ir jos privirintos. Čia yra belė kokio didumo, kaip ir viskas. Tas toksai kažkoks irgi bunkeris ir jisai yra, nu jau ant pačio krašto pats pirmas toksai priešakinis. Ir jį neina patekti, jisai užvirintas. Bet kai pagalvoji, gal ir gerai. Nu, tokios vietos bus kažkiek išsaugotas.
Ir vat tokie grybai kaip aš galės, pavyzdžiui, po 10 metų ateiti čia, kai kažkas nusipjaus su bulgarke tą metalą. Čia kažkokie tai radarai matyt buvo, dar kas, nes šitą bazę tai irgi, šiaip, visas šitas fortas, jisai dar kažkada veikia, jisai nėra kaip per karą kažkur sudaręs. Mano žiniom, jisai dar buvo aktyvus ir po karo. Lendam. Žodžiu, čia šiandienos kelionę mes ir pabaigsim. 4, ar tai 5, ar tai kažkelintą kelionės dieną. Pas Zenitkę spyna jau nuimta, galima taikytis. Tai dabar tikrai jau visą gerą, susitiksim už kelių dienų. Urbekseriai čia labai gerai duris įsirengia. Kam eit per langą, kai gali per sieną.